Na kągi, atėjo metas. Oi, labai neįdomiai procedūrai reikia išvalyti mano ginkliuką. Barak Semi-Automatic Double Action Pistol 919. Aha, telpa po 18 šovinių. Saugiklis. Pirmiausia, aišku, išimkim šovinius, va čia šoviniukai. O, vamzdis tuščias. Valio. Taip, kiek čia visokių gerybių. Toks daikčiukas. Taip. Oi. Taip. Nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Pabandysim taip. Čia reikės viską iš пошло говно по трубам. Nu, aišku, ne blokas. Žydiškas daiktas. O, kaip gražu. Taip. Vamzdis. 919. Storas vamzdis. Šiaip ką, pistoletas visai normalus. Šaudo neblogai. Bet laiks nuo laiko jos reikia valyti. Vat, pavyzdžiui, kompiuteriniam žaidime, kai turi pistoletą arba kokį automatą, tai ten tik rūpinkis šoviniais. O valyti ten tų ginklų nereikia arba jų remontuoti. Deja. Deja, su tikrais ginklais taip gerai nėra. Čia irgi dar visai normaliai. Aišku, mes biški. Apipuršim, nes tai turi labai svarbią konservacinę reikšmę. Nerūdyj, kai yra normaliai apipurkšta. Tai va. Taip, šito tas vadinamasis dekokeris, kur nuim. Bet jis taip prastai spaudinėjęs pas mane. Net nežinau. Taip. Taip. Išvalyti yra daug visokių mažų sprandžinėlių, didesnių sprandžinėlių. Viską reikia prižiūrėti, kad gražiai atrodytų.
Nu, neblogai. Bet vat kodėl neveikia dekokeris. Vat čia tą mygtuką reikia spausti, jisai turėtų veikti. Pažiūrėkim, ką iš čia išstumia. O, taip net nepamatysi. Va. Spaudinėjasi. Ir jis numeta. Nebuvau užleidęs, viskas gerai. Koks apvalus, gražus. Labai, labai toks seksi daikčiukas. Tai tik reikėtų išsiaiškinti, dėl ko man taip sunkiai juda tas daiktas. Ką jis perduoda? Kur jis perduoda impulsą? Kol kas aš nematau. Nu, sakykim, kad biškį apvaliam. Tuo labiau, kad čia nebuvau, labai daug nešaudžiau. Lietuvos Respublikai prastai. Tam, kad pašaudyt negali kiemą išėjęs arba į Rusiją. Atsiprašau, turi važiuoti į tirą arba į šaudyklą. Tai šaudykla yra prie mano namų, tai yra, nebeatsimenu, ne, požeminis, tai yra tiras, yra prie mano namų, bet taip labai ten prastai yra su garso izoliacija, tiesiog išeini visą skaudamą galvą. Dėl to nelabai norisi ten šaudyti, o šaudykla yra ganėtinai toli nuo mano namų, reikia važiuoti kokį 20 km. Tai va, bet mes vis tiek gal parodysiu, kada kaip šaudau. Jeigu jau pradėjau girtis, taip sakant, reikia girtis iki pat galo. Ar taip? Nu va. Nu. Dabar ką užmiršau kaip. Štai kaip turėtų būti. Va šitaip. Dabar pataikyti į lavelius. Aha. Pusę velnio. Dabar galvoju. Šaunuolis. Čia yra be galo sunku tą momentą pagauti. Dėkui, kad žiūrėjot. Ponai.